Kas yra nervinimasis ir kaip to nervinimosi mums išvengti? Tai yra beveik kasdienis mūsų palydovas ir tas nervinimasis gali būti didesnis, gali būti mažesnis. Tai būtent apie tai vat šiandien ir pakalbėkim. Tai yra ne šiaip savo bloga nuotaika, nemiga ar kažkoks tai sunkus charakteris. Jaudinimasis, irzlumas, dirglumas tai yra būsena, kai mūsų nervo sistema yra padidėjusi įtampa ir kai atsiranda simpatinėje nervų sistemoje tas režimas mušk arba bėk. Ir moksliškai vadinama tai yra hiperaktyvacija. O žmonių kalba, kaip ir sakiau, yra tas režimas mušk arba bėk. Ir įsivaizduok, kad tu eini mišku ir tave vejasi, prieš tave išvystytų vilką ir jisai tave pradeda vytis. Ir kas tada atsitinka mūsų organizme? Yra išmetamas adrenalinas ir kortizolis į mūsų kraują, širdis daužosi, plaka daug greičiau, raumenys įsitempia ir mes esame jau grynai pasiruošę tai būsenai, kad mušk arba bėk. Ir problema yra tame, kad mūsų protas, mūsų organizmas nesupranta, ar tai yra tikras pavojus, ar tai yra tas toksai pavojus, su kuriuo mes galime susitvarkyti. Ir tai gali būti paprasčiausiai toks kaip dalykas, kad labai piktas ir nemalonus darbdavys, amžinai visko nepatenkintas vyras, zirziantis ir savo charakterį rodantis vaikai. Ir mūsų protas tiesiog irgi pajungia tą simpatinę nervų sistemą ir jungia tą režimą mušk arba bėk tiesiog. Ir kas tada atsitinka? Tada tiesiog į mūsų kraują yra išmetamas kortizolis, adrenalinas ir tokioje būsenoje būna žmonių, kurie gyvena ne vieną dieną, ne vieną valandą, gyvena mėnesių mėnesiais, metų metais. Ir tas pastovus stresas darbe, paskui dar, jeigu, sakykime, nėra normalių santykių šeimoje vėl tas pats. Ir tu tiesiog esi pastoviai pasijungęs į tą tokį režimą, kad bėk arba mušk arba bėk. Ir blogiausia yra tai, kad mūsų protas ta prasme, seniau, kas mums atrodė tas toksai, sakykime, didelė problema, dėl kurios mes galėjom susinervinti, mums reikėjo jau išvesti iš kantrybės. O tokiu atveju užtenka net mažos kibirkštėlės gali atsitikti gaisras arba mažas lašelis jau gali užpildyti pilną stiklinę vandens ir atrodo pasaulis griūva ir nieko nebeįmanoma čia padaryti. Ir jeigu mes pažvelgtume į tą problemą giliau, tai tas atsiranda toksai chroniškas stresas ir chroniškas nuovargis. Ir vat tas labai žmogų išsekina ir priveda prie visokiausių netgi sveikatos problemų.
Ir paprastai kalbant, vat, tai supraskime, kad pyktis ir neapykanta tai nėra mūsų normalūs jausmai. Tai nėra normalu, kas pas žmogų yra. Čia viską tą sukelia emocijos. Ir tą pyktį ir neapykantą mums dažniausiai sukelia emocija. Nes dabar įsivaizduokim, jūs įsivaizdavot, sunkiai atidirbus, grįžtat namo ir įsivaizduojat, kaip jūs ilsėsitės, kaip jūs gal net kažkokią vonę pasidarysit, ar galbūt net kažkokią savo ten dainų kokių pasiklausysit ramiai, arba gal net tyloje pabūsit. Ir pareinat namo ir jūs išvystat, vyras guli ant sofos, sakykim, žiūri ar tai televizorių, ar skrolina po telefoną, vaikai baigia namus aukštyn kojom apversti, visas bardakas, įeinat į virtuvę ir jau galvojat, gerai, jau bent jau vakarienę padarysiu, o ten kalnas indų ir virtuvė netvarkyta. Ir jums tada jau toks, ta prasme, stresas. Ir pirmiausiai yra nerealizuoto savo poreikio, tiesiog nerealizuotas jūsų poreikis. Jūs įsivaizdavot, kad grįžt namo galėsit pailsėti, o vietoj to visiškai kitas planas ir jūs tada visai įpykus, susinervinus, darot, tvarkot, dantis sukandus ir ta emocija kaupės jūsų viduje. Vietoj to, kad jūs būtumėt pailsėjus, jūs dabar tiesiog nubraukėt viską, ką jūs planavot. Ir tai yra irgi tų prioritetų tokių, ta prasme, jūs pastatot į pirmą vietą vaikus, į pirmą vietą vyrą, į pirmą vietą šeimą, o save nustumėt į galą. Ir jeigu tai būtų tik tais, vieną, antrą kartą, tai būtų gal visai normalu, gyvenimas, sakykim. Bet jeigu tai kartojas dažnai ir yra pastoviai, tai jūs pradedat tiesiog save, nebejaučiat to džiaugsmo, nebejaučiat to poreikių savo tenkinimo. Ir visą laiką, jeigu yra taip, tai tada reiškiasi tokia gaunasi kaip ir peržengtos jūsų tos ribos. Ir reikia išmokti nubrėžti tas ribas, kad aš irgi esu žmogus, aš irgi pavargau, aš irgi dirbau, aš irgi noriu pailsėti. Ir vietoj to, kad jūs pultumėt ten tvarkyt visko, daryt viena pati, įrodinėt, kokia aš čia esu dabar jau gera žmona, gera mama, jūs tiesiog galit irgi tas savo ribas nubrėžt, pasikviest vyrą, pasikviest vaikus ir tiesiog neišsiklykt, neišsiriekt ant visų, bet pasakyt, taip, dabar aš parėjau iš darbo, aš esu pavargus, aš norėjau pailsėti, radau tokią situaciją, tokią, kokią radau. Ir dabar aš noriu, kad jūs man padėtumėt. Ir pasiskirstom, sakykim, gerai. Virtuvė nesutvarkyta, vyras gali sutvarkyti, žaislai ten išmėtyti, vaikai gali susitvarkyti, aš einu padaryti vakarienę ir paskui aš noriu savo ramybės. Ir visi viską supranta ir jūs tada išpildot gal ne 100%, bet vis tiek palaipsniui atsitiks taip, kad jūs išpildysit jau tuos savo norus. Ir šeimos nariai irgi supranta ir jūs jaučiate pagarbą irgi tada. Ne tik, kad ta prasme, gal ne iki 100%, taip kaip jūs tikėjotės, bet vis tiek jau tada vyksta viskas pagal kitokį planą. Sakykime, jeigu būtų toks planas, kad jūs ten išsirėkėt, išsibarat, visi nelaimingi, o jūs tada dar nelaimingesnė, tai tada tas planas yra jau visiškai nekoks.
Ką dabar tokiu atveju daryt, kaip tą stresą numalšinti, kad to kortizolio ir adrenalino organizme būtų mažiau. Nes normalu, kada rytą tą kortizolį išmeta į organizmas, į kraują, tai yra tam, kad jūs pabudint, kad užsukti jūsų dieną ir kad jūs galėtumėt susitvarkyti su savo iššūkiais, su savo užduotimis ir taip toliau. Bet palaipsniui jisai mažėja ir visiškai sumažėja, kad jūs galėtumėt nusiraminti, kad jūs galėtumėt pasiruošti miegui. Ir dabar noriu aš su jumis pasidalinti, ką daryti tokiu atveju, jeigu, sakykime, dar niekaip nenusiraminai, atrodo jau viskas pagal tą planą, jau viskas padėjo tau čia visus tuos darbus susitvarkyti ir dar kažkaip iš galvos neišeina tie tokie pikti pokalbiai su šefu ir visa kita. Gerai, tada reiškia, mes turime dar instrumentų, kaip galim savo padėti. Kvėpavimas yra nuostabus dalykas, kvėpavimas. Mes labai neįvertinam to, kaip mes galime iš tikrųjų nuraminti savo tą simpatinę nervų sistemą ir suaktyvinti parasimpatinę, kuri kaip tik tau sako, o dabar nurimk ir pailsėk. Ir kvėpavimas, tiesiog per 5 mes įkvėpiam, per nosį užlaikom tą orą ir labai taip lengvai per 5 irgi iškvėpiam. Ir taip kvėpuojam kokią minutę mažiausiai, galima net laikmatį iš pradžių užsidėti, nes iš pradžių gal nelabai suprantam, kiek ilgai mes čia taip kvėpuojam. Tai kvėpavimas labai padeda. Dar vienas dalykas yra tiesiog tos emocijos savo, kurią jūs patyrėt, išgyvenimas, ją būtina išgyventi. Daug kas iš mūsų tas emocijas užgniaužiam savyje ir laikom. Ir tipo pykstam ten baisiausiai ir neatleidžiam visą gyvenimą. Tai yra pati didžiausia nesąmonė, nes taip kenkiam tik tai patys savo. Ir dar labiau aktyvinam tą kortizolį ir adrenaliną. Ir ką mes galim padaryti? Galim mes tiesiog užsidaryt kambarį ir išsišnekėt, išsakyt viską tam, ar tai šefui, ar tai vyrui, ar vaikam, ar draugiai, ar mamai, nesvarbu kam. Išsakyt, kas man nepatinka, kaip aš noriu, kad su manimi elgtumės, kodėl būtent iškilo ta situacija, viską išsakyt, ką jūs galvojat. Jeigu dar tas nepadeda, jūs galite tiesiog surašyti dar ant lapelio. Ant lapelio surašyti viskas, surašyti ar tam šefui, ar vyrui, ar vaikam, kaip ir laišką tokią. Ir sudegint. Geriausiai būtų, ko gero, sudegint. Dar vienas yra metodas labai geras. Į telefoną įkalbėt kaip žinutę, įkalbėt, susakyti viską, išsakyti, išliet savo emocijas, pajausti, kaip tau tiesiog palengvėjo, kaip nuėjo ta problema, tiesiog tas visas pyktis, viskas kaip ir nuslinko. Ir tada ištrint, nelaikytų tokių žinučių. Tai irgi labai padeda. Būtinai išsakyti tą emociją, negalima palikti savyje tų emocijų. Ir dabar pats tobuliausias variantas yra eteriniai aliejai. Ir eterinius aliejus reikia iš tikrųjų labai atsirinkti, pasižiūrėti, kad tai būtų tikrai labai natūralūs eteriniai aliejai. Nes visokių ten sintetinių tikrai mums nereikia. Nuo tokių tikrai mes
nei savo būsenos, nei savo emocijų tikrai nepatvarkysim, kaip tai galim dar labiau pabloginti. Tai vat pirmasis yra levanda. Lavanda tai nuima visą įtampą, padeda atsipalaiduoti, nuima tą dirglumą. Ir yra netgi tyrimų, kur netgi moksliškai yra įrodyta, kad lavanda greitai ir efektyviai sumažina kortizolio kiekį ir gerina netgi miego kokybę. Tai vat užtenka tiesiog pakvėpuoti. Geriausiai tai va aš turiu difuzorių ir jis tiesiog dar yra atskira tema, pakalbėsiu netgi apie difuzorius, kad ne visi difuzoriai irgi yra geri. Tuo pačiu jau, tiesiog ne, kitą kartą, nereikia išsiplėsti. Taip, lavanda. Kedro aliejus nuima tą tokį kontrolės jausmą ir padeda įžeminti, nuramina visai. Labai gerai veikia tokiu atveju, kai atrodo viskas krenta iš rankų ir aš jau viskas nebegaliu. Tiesiog pasaulio pabaiga. Tai irgi šitas kvapas yra toksai, jisai grinai toks, reikia jį užuost. Man tai labai patinka kedro kvapas, jisai yra tikrai toks žemiškas ir toks su savo tokiu medžiu, tokio medžio, tokiu skaniu, tokiu įsaldumą tas kvapas. Jisai tiesiog rimtai nužemina, nutempia, atrodo visas tas bėdas į apačią ir tiesiog tas kvapas tau padeda nurimti. Na ir sandalas. Sandalas tai yra ypatingai irgi toksai jau biškį afrodiziakinis jisai, bet toks geras kvapas ir jisai nuima tą įtampą, padeda paleisti pyktį ir atrasti tą vidinę ramybę, ko mums labai labai reikia. Na ir dar romaninių ramunėlių eterinis aliejus, jisai nuima tą irzlumą, nuramina ir labai švelniai dirba su tuo pykčiu, nuima ir slopina tą pyktį. Tiesiog taip kaip nuo žąsies vanduo. Kaip gražiai. Jisai dar turi tokį garsiuką, tokį raminantį. Tiesiog man labai labai patinka ir tos spalvos taip gražiai keičias. Tai o kaip naudoti tą difuzorių? Paprasčiausiai įpilam į jį vandens ir lašinam, žiūrint, koks tas eterinis aliejus. Kitas yra toks aštresnis kvapas, aitresnis kvapas, intensyvesnis kvapas, kito lengvesnis kvapas. Bet užtenka iki 8 eterinių tų lašelių ir nekratom jokių būdų, jį gražiai lašinam. Tai įlašinam ir tada leidžiam jam dirbti savo darbą. Mes darom savo darbus arba tiesiog galim netgi pamedituoti, ramybėj, tyloj pasėdėti ir apie 15-20 minučių leisti jam tiesiog pradirbti savo darbą, o mes atsipalaiduojam ir nuraminam savo simpatinę nervų sistemą ir suaktyvinam parasimpatinę nervų sistemą. Tai tokie patarimai dėl to, kaip mums greičiau nusiraminti, kaip paleisti dienoj sukauptą tą tokį irzlumą, nerimą, įtampą, pyktį kažkokį. Ir tik paleisdami tai mes išsilaisviname nuo tos emocijos. O jeigu mes laikom ją savyje, tai jinai mus tiesiog kiekvieną dieną tempia žemyn ir dar pritempia dar daugiau visokiausių nemalonių nutikimų. Ačiū, kad klausėtės ir iki kito karto.